Portugalijos karinių oro pajėgų pilotai. Gavę tikslius duomenis apie priešo išsidėstymo postą, šių naikintuvų pilotai meta kelias itin taiklias bombas, kurių pagrindinis tikslas sunaikinti priešo zenitinę sistemą, sukelti kariams baimę, siaubą ir įnešti sumaišties bei neleisti suprasti, kas realiai vyksta aplinkui. Po šių sprogimų kai kurie priešo kariai liko sužeisti, kai kurie prarado laiko ir erdvės nuovoką, keli iš jų papuolė į paniką ir nebesiruošė daugiau kovoti. Kitaip tariant, priešo kariams atėjo ne patys geriausi laikai. Kaip gaila. O, blėt, o va. Molotovai? Dar 9. Naikintuvai F-16 Fighting Falcon tai yra vieno variklio universalios kovos naikintuvas, sukurtas Jungtinių Amerikos valstijų įmonės General Dynamics. Nuo naudojimo pradžios 1978 metais iš viso pagaminta daugiau nei 4500 vienetų. Atkreipkite dėmesį, kad pagrindinis šios grupuotės lyderis, sukūręs niekšišką planą nukauti mūsų pajėgų oro taikinius, neįgyvendinę savo sumanimo, šiuo metu kaip tik bando slėptis. Jis vilki juodą uniformą ir šiuo metu laipinasi į automobilį. Šiuo metu jis bando pasislėpti kažkur toli nuo mūsų vietovėje. Tačiau bepilotis mūsų pajėgų, skraidantis žvalgybinis orlaivis ir toliau seka atsitraukinėjantį priešą ir perduoda visą žvalgybinę informaciją specialiųjų operacijų kariams. O jo. Gerbimieji šventės dalyviai, mes norėdami, kad jūs visą vaizdą matytumėt vienoje vietoje automobilį, kuriame sėdi priešo kariai, specialiai netitraukime toli nuo jūsų. Taip išlaikysime visą vaizdą vienoje vietoje. Šiuo metu jūs girdite ir matote atskrendantį specialių operacijų sraigtasparnį. Jūs matote, šiuo metu iš šiaurės krypties atjuda Jungtinės Lietuvos, Jungtinių Amerikos valstijų ir Vokietijos karių smogiamasis sausumos pajėgų vienetas, kurie ruošiasi šturmuoti priešo objektą. Kurių pagalba jie masuoja savo judėjimą, o taktiniais veiksmais judėjimo ir ugnies metu bando prilieti prie priešų. Pagrindinis tikslas yra priešą nenukauti, tačiau paimti gyvą ir išgabenti į rajoną, kuriame jis bus apklausiamas dėl savo veiksmų. Gerbimieji prieš jūsų akis legendiniai juodieji vanagai. Tai Jungtinių Amerikos valstijų pasididžiavimas. Priešo lyderis ir jo vairuotojas yra suimami ir išgabenami į saugų rajoną, kur toliau bus atliekama apklausa.